Sveiki visi peilių mėgėjai ir šiandien vėl susitinkame, atėjo laikas apžvelgti dar vieną galąstuvą ir šį kartą, manau, tai bus vienas naudingiausių ir efektyviausių galąstuvų, kurias man teko apžvelgti. Seniai ruošiausi, bet kažkaip nebuvo vis laiko ir dabar laikas atėjo. Taigi, tai yra kompanijos Knife-U Like gaminys ir man labai malonu pasakyti ir pranešti jums, kad tai yra mūsų lietuvio tautiečio Vilniečio Romanas Smolkov kūrinys, kurį jis sugalvojo, sukūrė, užpatentavo ir išleido ir šiuo metu sėkmingai pardavinėja. Tai vat noriu ir jūs pažindinti su šito gaminiu ir mes tai tuoj netrukus padarysime. Taigi atidarysim dėžutę ir pademonstruosiu viską, kaip atrodo komplektas, kaip jis veikia ir kaip su juo dirbti. Reiškės taip, komplekte mes turime štai tokius dalykėlius, dėžutę atidėsim į šoną ir operatorių biškį paprašysiu parodyti arčiau. Reiškės taip, labai gražiai supakuoti du musatai, vienas švelnesnis, kitas grubesnis, jie skirti galandimui. Tai va taip jie atrodo, kad nesusidaužtų, atskirti labai gražiai įpakavime. Tuo išimsim ir parodysiu. Štai toksai su rankina puikus, yra antgailiukas, paskui parodysiu, kam jis naudojamas. Ir lygiai toks pat antras. Va, lygiai toks pat irgi su antgaliuku. Tai čia yra įpakavimus į šaniuką. Tada eina esmė, tai va tai, kas yra sukurta. Nes šitą dalyką turbūt daugelis yra matę. Bet pagrindinis išradimas tai yra va štai šitokie dalykėliai. Tai yra šiuo atveju 3 antgaliai, kiek prisimenu, gali būti jų ir daugiau. Va, štai tokie va antgaliukai, operatorių biškį parodykit. 30 laipsnių, 35 ir 40. Čia turime omeny bendras kampas. Tai reiškia, viena pusė bus galąsta 15, 17,5 ir 20 laipsnių kampu. O dabar, dar vienas yra dalykėlis, čia yra valymo, bet čia pabaigoje pademonstruosiu. O dabar parodysiu, kaip jie veikia. Reiškia, yra 2 brūkštai, vienas šiurkštesnis, kitas švelnesnis ir darosi taip. Užmaunamas norimas kampas, reiškia, jeigu tai yra, pavyzdžiui, japoniškas geras peilis, ten prabangesnis toksai, uždedame 30 laipsnių antgalį ir užfiksuojam antgaliuką. Tai yra tam, kad jis nenuslystų. O toliau paimam peilį, šiuo atveju savo peilį paimam, irgi specialiai biškį pabukinu, nelabai kimba. Ir dabar parodysiu, kaip vyksta. Principas labai paprastas, iš arčiau, jeigu galima dar. Paimamas peilis ir įdedamas į šitą tarpelį ir gaunasi taip, kad čia yra jau sufiksuotas ir užtvirtintas reikiamas kampas, tai reiškia 15 laipsnių. Toliau mums lieka tik tai prabraukti į save traukiant peilį ir lygiai taip pat kitą pusę įsidėjus. Ir taip darom į vieną į kitą pusę. Tai vienas antgalis yra skirtas iš dešinės į kairę, kitas iš kairės į dešinę. Taip, biškai aišku reikia įgūdžių, kol priprasti ir geriausia būtų, kad tą galiuką kažkur tai užfiksuoti, tada biškai būtų patogiau. Ir pradžiai tikrai reikės biškai, kad priprast. Bet tai yra, sakyčiau, revoliucinis dalykas. Nes dažniausiai, jeigu mes paimame tiesiog brūkštą, ir mes galandame ir bent kažkiek tai juda į dešinę, į kairę geležtę, mes jau gaunam automatiškai per briauną ne visą laiką vienodą kampą. Tik labai įgūdę ten galandytojai gali paimti ir vienu kampu išlaikyti iki galo. Tai va šitas antgaliukas, tai yra tas unikalus sprendimas, kuris sugalvojo tas Romanas. Mano manymu, tai yra labai puiku. Tiesiog reikia biškį daugiau įgūdžių. Tai pradžiai mes važiuojame vėl kelis kartus su grubesniu brūkštu ir po to kelis kartus galime pravažiuoti dar su minkštesniu, bet čia yra irgi vėl niuansas, priklausomai nuo peilio. tą kampą ant švelnesnio galima paskui mažinti. Pavyzdžiui, jeigu mes čia darėm 30
tai yra didinti. Jeigu čia buvo 30, tai yra 15 vienai pusiai, tai automatiškai ant švelnaus mes galim čiut palenkti ir padaryti, pavyzdžiui, 2,5 laipsnio aukštesnį kampą. Tokiu būdu pjaunamoji briauna bus pas mus ne į tą patį 15 suvesta, o ant galo šiek tiek bus jinai stambesnė tokia, kampas bus čiut stambesnis. Ir tokiu būdu užtikrinsimės ilgesnį peilio aštrumo laikymą. Ypač jeigu peilis yra geras ir pjaunamoji briauna yra labai kieto plieno. Va. Ir dabar ant švelnaus porą kartų. Pats su šito aparatu aš galandau retai, bet tikrai manau, kad jeigu virtuvėj kažkas nori turėti aštrius peilius ir neturi labai daug laiko žaisti su, sakykime, stakliam profesionaliom, ten kazakais, profiliais ir visokiausiais elektriniais, kad neburzgėtų kažkas, tai tokie brūkštai yra puikiai išeitis. Dar gerai būtų, aišku, nuimti užvartą, pabandysim biškį paraloną ir pažiūrim, kas pas mus gavosi. Aišku, reikėtų man biškį daugiau pasidarboti, bet rezultatas akivaizdus. Pjovimas gaunasi iš karto, tiesiog biškutį daugiau reikia įgūdžių. Va, tada eina šitas dalykėlis, tai čia toksai kaip trintukas, praktiškai čia yra tas trintukas, su kuriuo mes pieštuką nutrina. Ir tiesiog paskui su laiku, kai apsineša tas musatas šitas dalykas, galandamoji dalis, jinai būna ten lieka ir abrazyvo biškutį, tai tiesiog mes su to trintuku labai gražiai galim jį nuvalyti ir jis vėl bus kaip naujas. Va, šį kartą apžvalga labai neilga, bet manau, kad tai yra vienas iš optimaliausių galandimo sprendimų namams ir būtent kiekvienam žmogui. Netgi, kaip čia, kad nebūtų čia kaip neteisingai suprasta, bet manau, kad moteris gausios kelis kartus pabandyti šitą dalyką, manau, puikiai gustų ir darytų tai, ko anksčiau niekada nedarė, nes dažniausiai, aišku, galandimu užsiima vyrai, o čia, manau, puikiai galimybė ir moterims tą įvaldyti. Todėl, kad, tikrai patys matėte, tikrai nesudėtinga. Čia nereikia jokių įgūdžių, kampų gaudimo, elektroninių kampų matoklių, staklių, alėjukų arba elektros juostelės sukimo prieš tai aparatus, kuriuos aš apžiūrėjau. Ten yra savi privalumai, bet jie visi, mano manimui, pagal pritaikymą eiliniam peilių vartotojui, ypač virtuvėje, manau, kad jie visi nusileidžia šitam aparatui. Tai vat, čia netgi ne aparatas, o tiesiog, toksai įrankis. Tikrai neužima daug vieto, antgalius galit kažkur tai pasidėti, brūkštus irgi, jie kartu stalčių gali pilnai gulėti su peiliukais, jeigu yra ten, ar stalo įrankiais, ir visada ištraukus visą laiką galėsit pagaląsti peilius. Taigi, štai tokia trumpa apžvalga šiandien. Manau, kad, jeigu apsispręsit, tai nenusivilsit, nes tai tikrai yra labai geras dalykas ir praktiškai, amžinas, nežinau, 10 metų, 20 tikrai turėtų užtekti, nes tas brūkštas yra labai kokybiškas, gaminami berods Vokietijoje, kalbėjau su Romanu, tai jie labai ilgai veikia, nenusidrožia, aišku, jeigu jos nedaužysit, nes yra keramika, tai jau daužymų tiesiog reikėtų pavengti, nes tiesiog gali lūžti, o jeigu naudojat pagal paskirtį, tai 100 metų naudosis ir vėlgi pasivalot karts nuo karto ir gaunate puikų galandimą. Tai kągi, tiek šiandien žinių, keli galastuvai bus pas mane priekyboje, jeigu įdomu, arba galima tiesiai kreiptis į Knives You Like, kaina bus panaši. Va, tai tiek žinių, sėkmės visiems, aštrių peilių, iki.